Vakarą meilės ir laisvės godos pradėsime. Pavadinome todėl, kad vasario mėnuo, o šiandien paskutinė diena jo, buvo ir meilės šventė, ir Lietuvos nepriklausomybės šventė. Mes esame laisvi, bet gyvenimas yra sudėtingas ir labai yra daug problemų. Meilės Valentino šventė, pavadinta Valentino vardu, tikriausiai visi žinote, kad tai vienuolio vardu, kuris pirmasis slapta sutuokė porą jaunuolių. Apvalę savo kūną, nusimetę depresijos skraistę, žvelgėme į pavasarėjantį dangų, ieškodami pranašiškų ženklų, ieškodami meilės ir gerumo ženklų. O jie yra, tik reikia atmerkti akis ir pamatyti, tik reikia pakelti akis į dangų ir mūsų rūpesčiai, nepasitenkinimas ir nuoskaudos išnyks. Jas nuplaus tirpstantis sniegas ir nuneš į užmaršties okeaną. Tai dabar tikriausia pagal laikrodžio rodiklį, ar kaip? Nebūtinai. Skaitysime. Taip jau įprasta gamtoje. Todėl, kad jos abi apie meilę. Šita knygutė yra mano išleista Likimo blydė pavadinta, bet aš ją galiu vadinti ir man atrodo, Bronė gali man paliudyti, kad kai buvo jos pristatymas, tai buvo pavadinta Meilės malda. Pratarmėje yra parašyta. Mes visi žinom, kad Antanas Baranauskas, Antanas Drilinga, Jonas Biliūnas, Buivydaitė ir dar galbūt daugiau kitų yra jau žinomi poetai. Į kinų, į vokiečių, į turkų, japonų ir prancūzų. Vienas sapnas man dainuoja širdyje. Myliu, myliu, myliu meilę, myliu ją. O po meilės, o po sapno, po dainos, kas bus meilė, kas bus sapnas, kas dainuos? Meilės miršta, jos numiršta, o aš ne. Gėlės, imkit, numarinkit ir mane. Širdį tiek daug dovanų, aš meilė, aš džiaugsmas, kančia ir svaja, juokauti ir žaist su manim nevalia. Kai sielai pražįsta gražiausiai matai, kai visą pasaulį kitokį matai, tada tu karalius į pasakų šalį nunešiu tave už kalnų. Uožėtas išmoko. Nieko bendrai nepasakosiu, geriau tiesiog paskaitysiu ir tiek, o jūs pasiklausysite. Pavasario versmės. Kiaurą naktį vis lijo ir lijo, graudulys įsigėrė į žolę, lietumi mes pakrikštyti ėjom, o lašai keistą muziką grojo. Prausė veidą, akis mums ir lūpas, glostė plaukų šarma apkaišytus, o ant vyšnių šakelių jau supos toks skaidrus, tarsi krištolas rytas. Ir kai saulė pakibo virš gojaus, nusidažiu sau veidą geltonių, tarsi saulės purienų šypsojos iš rasuotų ir liulančių klonių, ir šviesos, ir lengvumo pritvino į akis, į mūsų sielas ir širdis, šio pavasario versmės malonios iki svaigalų šiandien nugirdis. Aš turbūt pradėsiu, čia girdėjau anksčiau pokalbį apie Albertą Skirelį. Tai kažkada skaičiau jo eiles ir kilo noras tarsi tokie atsakymai jam parašyti. Tavo nuotaika. Tu į nuotrauką brangę žvelgi, su Neries upele vėl kalbiesi ir suprasti savęs negali,
kartu ilgesi vienas vėjėsi. Prašai moteris vėjų nebūti, visus laikrodžius miesto sustoti, tik ar verta stabdyti minutę ir akimirkos džiaugsmą kartoti. Gal geriau taip žvaigždynus paklydęs, ten išdykėlė savo ilgėkis ir rašyk eiles, kai mėnulis vaikšto gatvėmis kalno papėdės. Tai čia skyreliui skirtas. Sudėjau kukli laukų gėlelė, negu statur lemtis medalė. Visada susimąsčiusi ir jis ją stebi, nori prieiti, bet nedrįsta, nes jis savo kelia klausimą. Galbūt tas bus susitikimas banalus, gal jis nusivils, arba jis sudrums ramybę šiai moteriai. Ką jis gali duoti jai? Galbūt išvis mes gyvenime turėtume pagalvoti, ką mes išvis artindamiesi prie žmogaus, ką mes jam galime duoti, kuo mes galime sudominti. Taip, kad čia dauguma mokytojų žinot, kaip ir atėję į klasę. Pirmą kartą man labiausiai būdavo įdomu naujoji klasė, ar aš sudominsiu, kai aš jau juos pažįstu, aš tada galiu daryti viską. Tada žmogus būna įdomiausias, kada jis kažką turi ir yra toks turbūt, koks yra. Na, o aš irgi turbūt turiu kai kokių dovanų, tai vienas mano eilėraštukas ir skamba dovana. Užgimęs šios žemės beribėj šviesoj, žmogus neša atpildo naštą. Širdies ir kūno audringoj kalboj metų metais jis negali užgesti. Iškentęs tą pragaro kančią ugningą, tikiesi pateksis į rojų, bet gyvenimo grožį svajingą tik žmogus žemėje savo dovanoja. Ar jau žinai, kada prasideda tyla? Kada sugrįšiu į namus, pražalę mišką, pievą ir laukus, žibutę mėlyną nuskinsiu pakely, gyvenimą žiedais kitiems papuošt gali. Klausykime, ką sako mums mūsų artimi žmonės. Jis apie meilę, jau Šilojų vakaras miglotas užtvindė tolumas laukų, vėl spindintis mėnulio lotas atplaukia mėlynų miškų. Švartojasi vėl, kur šešėlį, jo laukia virpanti neris, nebe klėtelės mergužėlė, oi jaudulinga moteris. Šešėlių apklotas nukrito, mėnulis vis dangun skubės, tačiau vis tiek lyg ryto neries glėby per naktį spindės. Viršelis, pusė Lietuvos, kaip matot, čia žalioji ir trioba stovi, pusė Lietuvos griūna. Tai čia toks simbolis buvo mūsų. Regėjimai. Ir tarp kitko, vien tik tai meilė, kaip suprasta meilė, meilė yra universali sąvoka ir ją įeina nepaprastai daug. Lietaus ir saulės bus glamonių, ir bus žiemos kankinančių speigų, o prieky lauks ne vien gėlytės klonių, išdygs nemeilės smingančių daigų, nes ten už tėviškės, už ryškio horizonto, nežinomybės batai girgžda vis kiauriai, kurios taisyti tu veršies ir ryšies. O kol kas vienatvė tybūrė, kurį be lietsargių ir be šiltos kepurės, kuri yra apsnigta ir amžinai šlapia, tik debesis o prieš akis praskrėja niūrūs, tik tai juoda katė susrangiusi kampe. Bet gal žaizdas tas Lietuvos užgydys, lietus ir laikas, meilė kaip medus, kurio prinešim į namus aplytus ir nieks ramybės jų daugiau nedrums. Tada žolė pakils nelyg oazai, tarsi smaragdai molžemių karštų ir daug kitų brangakmenių gal rasim tarp pasmerktųjų nekaltų. Vis nenustygo ir klausė, šįsyk aiškiai trims elfams tariau, kad našlaičiai esame mudu. Ar nematot,
Mes bandą vis vakarių vis ganam, o tėveliai, jie utėlės lagerių Stalino, liesos utėlės lagerių buvo, o tos ėmė juos ir užgraužė. Kasdien du širdys kloja grindinį, darnos akmenimis ir rastais, o lūpos pučia meilį žydinį, kad siaučiant pūga neužgestų. Apglėbia rankos žmogų mylimą ir veda vieškeliu nelygiu. Kasdien dvi širdys skleidžia šilumą ir rūpestį prie vaiko vykdys. Kasdien geriau viens kitą sotina ir meiliai žodžiais kloja kelią. Tai ji vaikams brangiausia motina, jis nuoširdus darbštus tėvelis. Vėl skubu takeliu prie vilnijančios upės ir vis nešančios marios nuo vandenį šaltus, kur prie kranto tarp meldų ir karklų sutūpa, laukia įlių manų įsiilgiusios valtys. Kur melsva širvena, apaščia aglona, gintarinė šalis Lietuva, šiam krašte lygumų, ežerų ir miškų, Biržų žemė gimtinė mana. Prie pilies Radvilų apjuostos vandenų, plauko gulbės žydram ežere, čia skaidriausia banga ir širdies atvanga, čia ramybė užlieja tave. Mūsų takeliai gimti, dar vaikystėje minti, pats brangiausias man miestas esi, su tavim aš kartu žengsiu vienu keliu, nors ir būčiau nuo Biržų toli. Ir priedėnys, jei pro Biržus teks vykt, prašom čia pasilikt, pavaišinsim alum su puta, čia skaiščiausias dangus, visada linksma bus ir skambės jums piliečių daina. Įspėja siaučia pūga, mergaitės blaškos, siela mano, kokioj žadelė esi miela, širdis pavargo, nelaukdama, kokioj žadelė esi miela, širdis pavargo, nelaukdama, širdis pavargo, nelaukdama, kokioj žadelė esi miela, širdis pavargo, nelaukdama. Sesartis, rūventis, skubėti, šventa žeris ir upė, jungtis tarp jų amžina, panirsiu į gelmes, kaip vaikystėje būta, ir šventesnė tapsiu vien nuo šio ritualo. Ar meni dar vaikystės žirgelį, šypsnių mamos veidą nušvitusi, ar meni tėčio verčiamą vagą sode ir sodmenis, iš kurių šitiek metų vaisius skini. Žolinė kvepia obuoliais ir žolynais, bažnyčioje dėkoju už vasaros vaišes, bet kai prisiglaudžiu prie motinos žemės, pagonišką padėką gamtai skiriu. Ir čia noriu papasakoti. Eina dykuma vargšas žmogus ir sako, Dieve, kam tu mane apleidai? Sako, kai ir dabar pasirodo Dievas, sako, kodėl tu čia dabar aimanuoji? Taigi aš, kai tu man padėdavai, aš matydavau pėdas šalia savęs. Sako, žmogau, tai kai nematydavai mano pėdų, tai aš tave neždavau ant rankų. Kaip atrodė ta meilė? Kai vėjas pūs danguje žarijas, kai mėnuo žvejys ežerėlį nužmes, aukso meškerę virpančią rankoje, apsigaubsiu naktiniais šešėliais pušų, neparodysiu, ne prie širdies ką nešu, o paskui, įsiklausius, paleisiu iš rankų šiltą spurdančią nuslėptą paukštę. Nežiūrėsiu, kaip kyla į žalzganą aukštį. Suklupusi maldą palydų šnabždėsiu, nes tikiu,
mano paukštė, suras tave, tikėsiu. Noriu, kad būtum sodas mano dainos myluotas. Siausiu, šakas linguosiu, baltas bus mums pasaulis. Džiaugsmą žadėsiu, guosiu, lauksim sugrįžtant saulės. Esu jos kursų klausytoja 92-3 metais. Esu buvusi jos sode, esu išklausiusi paskaitų ciklą ir tik po to ji pakvietė, atsirinko, va taip pat iš didžiausios auditorijos tam tikrus žmonės. Tai Lydžios ir pilys, miesteliai, kaimai, pajūris, pušynai, sodybos daržai.